Čia Energy Digest, šventinė tinklalaidė, kurioje aptarsime, kas geresnio nutiko mūsų ir regiono energetikos sektoriuje pernai. Kaip žinia, baigėsi 2023 mūsų viešpaties metai. Iš geresnių naujienų Suomija pasipildė gamtinių dujų importo terminalu ir itin dideliu branduoliniu reaktoriumi, o Lietuvoje pradėjo veikti pramoninio dydžio baterijų parkai. Iš tokių vidutinių, kinų laivas išarė vagą Baltijos dugne, o Baltarusijoje pradėjo veikti antrasis Astravo atominės elektrinės reaktorius. Be to, Ignitis grupė savo jūrinio vėjo portfelį pasipildė 2 projektais Lietuvoje ir Estijoje. Štai papunkčiui. We should have listened to those who know Jaučiuosi turinti šiek tiek kompetencijų šitą temą. The United States is targeting the main artery of Russia's economy. Pagrindinis sankcijų kirtis turi būti nukreiptas į energetikos sektorių. Вы здесь совершенно ни при чем. Ignitis grupė, valstybės valdoma Lietuvos energetikos milžinė ir danų investuotojas Copenhagen Infrastructure Partners laimėjo jūrinio vėjo jėgainių parko aukcioną Estijoje. Tai buvo nuogas aukcionas, tai reiškia be subsidijų, be dugno ar vėjingumo tyrimų, taip pat be akivaizdžios klientų bazės pasiruošusios supirkti projekto elektros energiją. Ignitis grupė čia taikosi į 1,4 gigavato vėjo jėgainių parką, kuris veiklą turėtų pradėti, cituoju, po 2030 metų. Tai yra antrasis grupės jūrinio vėjo projektas, jis yra 2 kartus didesnis nei suplanuotasis Lietuvoje. Aukcione buvo pateiktas vienintelis pasiūlymas – 1,7 milijono eurų, tai vienu metu ir minimalus, ir laimėjęs pasiūlymas. Projektas rizikingas, bet pradinės išlaidos nedidelės. Iš dalies dėl to, kad Estijos Enefit Green ir Utilitas, kurie sumokėjo savo 35 000 dalyvio mokesčius, aukcione savo pasiūlymą taip ir nepateikė. Pastaroji įmonė, tai yra Utilitas, teigia, kad projektas jie pasirodė per rizikingas. Enefit Green savo ruožtu teigia, kad jis nebūtinai atitinka įmonės strateginius tikslus. Įmonė taip pat pastebėjo, kad vieno dalyvio sulaukęs aukcionas indikuoja, kad šalies vyriausybei reikėtų galvoti, kaip aukcionus padaryti patrauklesnius investuotojams. Dabar Ignitis grupės laukia poveikio aplinkai vertinimas. Programai parengti skirta 18 mėnesių, o išsamei ataskaitai dar 24. Kinams priklausantis ir su Rusija ryšių turintis konteinerinis laivas New Polar Bear parodė mums, kas nutiktų, jei 6 tonų inkarą temptume Baltijos jūros dugnu apie 180 km. Audringą naktį iš spalio 7-osios į 8-ąją jis tokiu būdu sugadino kelis duomenų perdavimo kabelius ir išplėšė didelį gabalą Suomijos ir Estijos dujotiekio Baltic Connector, kur ir paliko savo inkarą. Poveikis regioninėje energetikos rinkai buvo palyginti nedidelis. Gedimas reiškia, kad dalis dujų Suomijos vartotojams saugotų Latvijoje šį sezoną turės būti pakeistos suskystintomis dujomis ir nukreiptos į inkų dujų importo terminalą. Dujotiekis vėl pradės veikti pavasarį. Niekas rimtai nemano, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas. Šiuo metu vyksta Suomijos ir Kinijos valdžios institucijų tyrimas, bet daug vilčių aš jį nedėčiau. Bendrai, manau, verta į tai žiūrėti kaip į lėtą pilkosios zonos agresijos, nukreiptos į povandeninį infrastruktūrą eskalavimą. Manyčiau, siekiama iš lėto ir iš anksto pakelti įtampą tam, kad prireikus tokie išpuoliai nesukeltų perteklinio atsako iš nukentėjusių šalių. Laivas pametė inkarą tarp Karaliaučiaus ir Sankt Peterburgo, užbaigė kelionę ir netrukdomas išplaukė į Archangelską. Istorijos moralas – NATO turėtų geriau pasirengti laiku reaguoti į tokius išpuolius. Mano dėmesį labiausiai šiemet patraukė pirmasis Lietuvos jūrinio vėjo parko konkursas Liepa. Projektas, vėlgi, nuogas, organizuojamas be subsidijų ar atliktų tyrimų. Ignitis grupė, bendradarbiaudama su Ocean Winds, pateikė 20 milijonų laimėjusi pasiūlymą. Įmonės planuoja išvystyti 700 MW jūrinių vėjo jėgainių parką. Antrasis konkurso dalyvis Orlen Neptun sudalyvavo pasiūlydamas minimalų 5 milijonų eurų pasiūlymą. Dabar Ignitis grupės laukia 3 metų darbas statybos leidimui gauti. Po to dar 3 metai gauti leidimui pradėti elektros gamybą. Aukcionas buvo sėkmingas, bet tik vos. Nepavyko pritraukti daugiau užsienio investuotojų, o griežtas darbų grafikas verčia laimėtą konkursą rizikingų Ignitis grupės statymu. Ar rizika pamatuota, paaiškės 2026-aisiais.
Iš vyriausybės pusės aukcionas buvo suorganizuotas prastai nuo pat pradžių. Skubotai pateikiama paini informacija tikėtina prisidėjo prie menko rinkos dalyvių susidomėjimo. Užsidėjęs sąmokslo teoretiko folijos kepurėlę galėčiau klausti, galbūt tai buvo daroma sąmoningai, norint nesukurti konkurencijos vietiniam favoritui. Bet kas galėtų pasakyti? Yra ir dar vienas istorijos vingis. Tiesiogiai Pekino kontroliuojama China Three Gorges Corporation yra didžiausia EDP, Energias Portugal, akcininkė. Jie valdo apie 20% įmonės akcijų nuo senų gerų eurokrizės laikų. EDP per savo dukterinę įmonę yra 50% Ocean Winds savininkė. Ocean Winds ir Ignitis grupės konsorciumas vasarą sėkmingai praėjo atitikimo nacionaliniam saugumui patikrinimą. Astravo atominės elektrinės antrasis reaktorius buvo įjungtas gegužę. Komercinė veikla pradėjo spalį. Tai 1,2 gigavato galios Rosatom verdančio vandens VVR tipo reaktorius. Kaip žinia, projektas baltarusiškas tik geografiškai ir pagal pavadinimą, bet finansuojamas ir statomas Maskvos. Vėlgi, kaip žinia, pastatytas už 52 km nuo Vilniaus, taip tiesiai kaip artilerijos sviedinys skrieja. Antrojo reaktoriaus paleidimas yra mažiau reikšmingas nei pirmojo. Mat, nėra taip svarbu, kiek reaktorių yra, svarbu tai, kad jie apskritai ten stovi. Bet kalbant apie rezultatus, tai rodo, kad priemonės, kurių ėmėsi kelios Lietuvos vyriausybės iš eilės, nepasiekė tikslo. Jei siekta visai išvengti tokios branduolinės grėsmės Lietuvos ir regiono pasienyje. Zaporižės atominė elektrinė ir Černobylis parodė, kokį vaidmenį branduoliniai objektai atlieka Rusijos karinėje doktrinoje. Jie yra naudojami kaip saugus prieglobsčiai karinėms priemonėms dislokuoti. Be to, Novakachovkos užtvankos susprogdinimas pademonstravo, kad Rusija yra pasirengus padaryti milžinišką žalą aplinkai taktiniais kariniais sumetimais. Tam ir daugybė kitų dalykų gali būti panaudotos ir atominės elektrinės. Bendrai žiūrint, nedaug pergalių, kurias galėtume visi pasidalinti. Lietuvoje 2023 metais pradėjo veikti pirmieji regione pramoninio masto akumuliatoriai. Energy Cells, valstybinė šiam projektui sukurta bendrovė, nuo rugpjūčio iki spalio pradėjo eksploatuoti 4 50 MW, 50 MWh akumuliatorių parkus. Jie padės eksploatuoti Lietuvos energijos sistemą, kol Baltijos šalys atsijungs nuo rusiškos IPS-UPS energetikos sistemos ir prisijungs prie Europos UCTE tinklo. Dabartinis planas yra parduoti parką, kai tai įvyks. Sinchronizavimas planuojamas 2025 metais. Kovą Suomija prie elektros tinklo prijungė didžiausią Europoje branduolinį reaktorių, trečiąjį Olkiluoto jėgainės agregatą. Tai pirmasis tokio tipo Europos suslėgto vandens reaktorius, kurio galia 1,6 gigavato. Projektas gimė sunkiai, 12 metų pavėlavęs ir 11 milijardų kainavęs projektas pakeliui paskandino dar ir Prancūzijos branduolinės energetikos milžinę Areva. Dabar jis regionui suteikia labai reikalingą elektros gamybos postūmį. Lietuvai tai atsiliepia pozityviai per regioninės jungtis. Suomija su Estija jungia 2 povandeniniai kabeliai Estlink, pirmasis 350 MW, antrasis 650 MW. Švedija su Lietuva sujungta 700 MW galios kabeliu Nord-Balt. Ir galiausiai, Suomijos suskystintų gamtinių dujų importo terminalas Exemplar pradėjo veikti pačioje 2023 metų pradžioje. Jis prišvartuotas Inkų uoste ir per metus gali tiekti daugiau kaip 5 milijardus kubinių metrų dujų, tiek, kiek užtektų Suomijai ir dar liktų šiek tiek kaimynėms. Prasidėjus Rusijos energetiniam karui su Europa, Suomija turėjo tik vieną gelbėjimosi ratą nerusiškoms dujoms, minėtai Baltic Connector dujotiekį su Estija. Jo užteko, bet vos. Todėl iš amerikiečių Accelerate Energy po 10 metų išsinuomotas Exemplar. Jo įsijungimas tai išpildyta rusiškam tiekimui alternatyvi dujų infrastruktūra visame regione. Dabar mes turime 2 dujų importo terminalus, Klaipėdoje ir Inkų, dujų saugyklą Inčiukalnyje, Latvijoje ir gyvybinę liniją į Europą per Lietuvos-Lenkijos dujotiekį GIPL. Šios sąrangos atsparumas buvo išbandytas, kai New Polar Bear sugadino Baltic Connector. Sąranga atspari, bent jau kol kas.
Čia slypi proga pamokai apie energetinį saugumą. Mat Suomija didžiuojasi, kad yra diversifikavusi savo energijos šaltinius ir gamtinės dujos tesudaro apie 5% jos suvartojamos energijos. Bet pastebėtina, kad ji vis tiek suvartoja daugiau dujų nei, pavyzdžiui, Lietuva. Dar svarbiau, dalies šių gamtinių dujų neįmanoma sklandžiai pakeisti alternatyvomis. O tai reiškia, kad prarasti tuos 5% dujų vis tiek reiškia prarasti dalį pramonės gamybos. Dabar, atsiradus alternatyvoms, šios rizikos nelieka. Tad štai pamoka. Energetinis saugumas priklauso ne tiek nuo energijos rūšių derinio, kiek nuo turimų alternatyvių energijos tiekimo šaltinių. Suomiai taip pat apsimeta, kad ypatingai gerai su dujų krize susitvarkė, nors iš tikrųjų jiems kaip reikalas pasisekė. Šiam kartui tiek. Nesu tikras, ar verta čia ką nors labai prenumeruoti, nes negaliu pasakyti, ar pavyks šiemet nuoširdžiai grįžti prie tinklalaidės kūrimo. Tačiau idėjų turiu ir turbūt, kad žiūrėsim, kaip eisis. Tinklalaidę rasite ten, kur radote ją ir šį kartą. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.